Sąmoningas kvėpavimas daro dar kitą dalyką, aš atradau, taip vesdama seminarus, pati, kaip pati, tiesiog pastebėjau, gal kas tai rašė, aš nebuvo atkreipus dėmesio, bet aš neskaičiau, kad tai sąmoningas kvėpavimas iškelia žmogaus talentus, sugebėjimus. Kiekvienas yra kažkam gabus. Ir ne visi mes esam retas, kuris yra kaip Mocartas, kuris 2 metų ar kelių ar jau kūrė, rašė natas, tai nežinau, kelių, suklydau tikriausiai. Ir dažnai žmonės kankinasi, ieško savęs, ką daryti, kaip daryti. Ir būtent po kvėpavimo sesijų pastebėjau, kad žmogus ima iššauka, tiesiog iššauka jo savybė. Ir kodėl, kas atsitinka, kokia dinamika vyksta. Visi tie pergyvenimai, tas pasaulis, išorinis ir vidinis, šeima, aplinka, visą tai, ką mes pergyvenom, ką mes nešame savyje, ypač, sakysim, mūsų visuomeniai, ne kiekvienas gauna tą tobulą palaikymą ir išskleidimą žmogaus nuo kūdikystės. Kad tu esi tobulas, tu daryk, reikš save kaip princą, ar ne? O jeigu mes gavome tokius žodžius, kad tu ir vėl, ai tu ten, ai tu toks, ai tu šioks, tu toks, tu iš viso, tu ir vėl, tu nemokė, ir tu tenai, ir mes apie kokį talentas skleidžiasi iš žmogaus vidaus. Jeigu žmogus yra ne viduje, jeigu jis nėra savyje, jeigu jis veikia kažkur eina mokytis dėl to, kad jis ne dėl to, kad jis to tiki, kad jisai tik tą darys ir nekirta, kad jis tam gabus. Tas talentas, mano supratimu, mano matymu, būna kaip žolė, kaip nuostabus augalas uždėtas gelžbetoniu, būtent visų šių negatyvių pergyvenimų ir emocijų. Ir kai kvėpavimas nuplauna tą gelžbetonį, tas augalas iškraktuotus. Ir seminarų metu aš ėmiau atkreipti dėmesį, kad žmonės kažkaip ėmė reikšti, sakau, jūs, sakau, tas gabumas, taip sako, jis kažkaip jo nevartoju, nenaudoju. Kitas vėl, trečias vėl. Tai yra nieko nuostabaus, nes kvėpavimas, kvėpuojame dievišką energiją, didžiulio potencialo, didžiulių galimybių. Ir kiek jinai eis į žmogų, kiek mes atsiveriam, kiek leidžiam, kiek gali, kiek mes brandus atsiverti, kiek paliečia. Nuo fizinio kūno iki karminio. Mano praktikoje žmogui tiesiog iššoko balsas. Jis buvo dainininkas. Aš nežinau, atėjo žmogus individualią sesiją. Jis tiesiog kvėpavo. Ir sesijos pabaigoje tiesiog užtraukė, taip galingai. Ir jisai pasakė, aš vėl balse. Aš nesupratau. Pasirodo, tai yra žmogus, kuris mokėsi pas profesionalus vokalo ir po to balsas dingo. Ir tada tik sužinau, kad gali balsas dingti. Ir nuo ko jis dingo? Nuo nerimo. Nuo nerimo, kuris yra čia, nerimo dėl ateities, dėl gyvenimo balsas dingo, nuėjo po žemę. Tai po sesijos jisai šoko vėl. Žmogus pasakė, aš vėl balse. Ir tą patvirtino visai, sakysim, neseniai viena vokalų mokytoja, mano dukra lankė vokalų pamokas, aš norėjau su ja pasikalbėti. Ir jis sako, taip iš tiesų pasirodo dainininkams, sakysim, susilpnėjus balsui, ar esant pavojui, kad balsui kažkas negero atsitiks, yra skiriami vaistai, spėkit kokie, antidepresantai. Nes viskas, ko reikia, tik tai, kad jis atsipalaiduotų. Įsivaizduojam, reikia tik tiek, kad atsipalaiduotų ir yra skiriami vaistai, kai galima tiesiog kvėpuoti. Kvėpavimu galima save sukurti. Tai yra magiškas instrumentas.